Labas vakaras visiems. Sveiki susirinkę į, palauk, kas čia dabar yra. Taip, šiandien yra trečiadienis ir su manim sveikinasi, matau jau dinozauriukas. Labą dieną, sveiki, sveiki. Labą vakarą, turim ir Dovydą. Sveiki, sveiki. Na kągi, tai jo, tada šiandien tęsim pradėtus darbus, kurių nepabaigėm praeitą kartą. Tai praeitą kartą sprendėm 23 metų pakartotinės sesijos matematikos egzamino pirmą ir antrą dalį. Lyg ir sėkmingai išsprendėm, tai šiandien tada smagioji dalis, trečioji dalis. Tai pabandysim pasižiūrėti, išsispręsti. Vėlgi, man būtų labai smagu, jeigu, nežinau, padėtumėt man, jeigu pavyzdžiui, paklausčiau, kaip jums atrodo, galit parašyti, kaip jums atrodo. Jeigu neparašysit, nieko baisaus. Bet jeigu parašysit, tai gerai, maždaug jo, mintis tokia. Šiaip neįsivaizduoju, ar geras garsas, ar nieks nestringa, tai jeigu kažkas ne visai gerai, galite irgi informuoti mane. Jo, bet, iš esmės taip. Jo, tai aš po ranka turiu formulyną, jeigu norit spręs kartu, galit ir jūs turėti formulynas ir bandysim turbūt. Dovydas sako, kad viskas ok, tai tada labai gerai. Gerai, tai nežinau, turbūt pradėkim. Jo, daug darbo laukia, reik nusiteikti. Gerai, taip. Taip, tai jeigu viskas tvarkoj, turėtumėt matyti, čia yra trečioji dalis. Priminsiu, kad egzamino trečioje dalyje dabar jau nėra taip, kaip buvo anksčiau. Dabar svarbu ne tik tai teisingas atsakymas, svarbu yra ir sprendimas. Tai aš pasistengsiu, kaip man pavyks rašyti tuos sprendimus, kaip įmanoma tvarkingiau, bet, turbūt nesu tas žmogus, iš kurio reikėtų mokytis tvarkingumo ir panašiai, tai viską gali žiūrėti su kritikos krisleliu. Taip, o ko gero galime ir pradėti turbūt. Tai 19 užduotis. Per biologijos praktinį darbą buvo tyriama, kaip kinta vaisinių muselių, aš nežinau, ką tai reiškia, bet aš tiesiog skaitysiu. Vaisinių muselių populiacijos dydis. Nustatyta, kad populiacijos dydį M nuo T, tai yra muselių skaičių po T valandų, galima apskaičiuoti pagal formulę, tokią, kokia jinai yra čia parašyta pas mus. Tai pirmam punkte reikia apskaičiuoti vaisinių muselių skaičių po 4 valandų. Tai va. Tai čia yra toksai klausimas, kur, manau, tikrai drąsiai galiu klausti jūsų, bent jau, kaip skaičiuotumėt, ką skaičiuotumėt, arba gal jau kažkas turit atsakymą, galit pasidalinti, pasižiūrėsim. Jo. Čia tokia užduotis, kur būtų gerai pasimti bent jau tą vieną tašką, po to pažiūrėsim, kas ten dar toliau bus. Negaliu nepritar Dovydui, sako, vietoj tai įsidedi 4 ir skaičiuoji. Jo, žinoma. Tai, reikia tiesiog gerai įsiskaityti, kas tas M nuo T, tai čia tas muselių skaičius po T valandų, o pas mus būtent sako po 4, ar ne? Tai natūralu, tada vietoj T pasim 4 ir gaunasi, kad tada reikia skaičiuoti M nuo 4 ir tiesiog įsistatykim, ar ne? Tai čia yra 20 kart. 3 pakelta 0,25 viršui ir vietoj T rašau 4. Jo, nepavyko man 4 gražiai parašyti, bet čia 4 turėtų būti. Ir kas čia gaunasi? Gaunasi 20 kart 3 ir 0,25 kart 4 1, tai 20 kart 3 tiesiog turim 60. Jo. Tai tiek bus tų muselių, net nežinau, čia galima parašyti atsakymą. 60. Ar skaičiuotuvą nepamiršau? Šį kartą turiu telefoną, kurį galiu naudoti kaip skaičiuotuvą, bet aš turbūt stengsiuos to išvengti, nes, nežinau, kol aš ten suvedinėsiu, labai daug laiko užims, tai kur reikės tiesiog apytiksliai parašysiu, kas ten maždaug turėtų gautis ir gal bus gerai, o jeigu labai jau reiks, tai tada pasimsiu. Ačiū labai, kad pasidomėjot. Kol kas easy, Dovydas sako, ok, žiūrim, kas yra toliau mums paruošta, tai antra dalis dar yra. Ir sako taip, nustatykit po kelių valandų muselių skaičius bus lygus 4860. Va. Tai nustatykim.
Kaip tą padaryti, gal kas nors žinotų. Dovydas labai teisingai dėl pirmo pasakė. Va, turim komentarą, bro. Ar čia dėl to, kad viskas lengva, ar nežinau dėl ko. Jo. Nu gerai, tai ką čia daryti, ar ne? Tai dabar jau vietoj te, jeigu įsistatytumėm šitą skaičių, na tai pagal prasme ir apskritai būtų negerai, ne? Nu va, Dovydas serviruoja vėl sprendimą, sako, vietoj M nuo T reikia įsistatyti tą skaičių ir ieškot nežinomojo. Jo, žinoma, ar ne? Tai dabar mums prašo suras po kelių valandų, tai dabar ieškom to T ir žinom tą muselvių skaičių, ar ne? Nu tai natūralu, tada vietoj M nuo T pasimt vat tą skaičių, kuris mums čia yra paduodamas ir spręsti, na, tokia kaip ir lygti čia, ne, 20 kart 3 pakelta 0,25 T. Nu ir spręskim turbūt, čia yra kaip ir rodiklinė lygtis, ar ne, nežinomasis yra laipsnėje. Tai jo, ką daryti čia? Na, pirmas žingsnis, tai galim, žinoma, padalinti abi pusės iš 20, nes gražiai pasidalyja ir tada čia nebeliks 20. Tai va čia ta vieta, kur ir skaičiuotuvas galėtų padėti, arba galima ir be skaičiuotuvo. Be skaičiuotuvo gautųsi tada, taip, čia būtų 243, ar ne? O čia tada lieka tiesiog šitas dalykas, ne? Gerai. Ir kas yra visai patogu, čia šiaip 243 yra trejeto laipsnis, ne? Jeigu pagalvosim truputį, tai yra trejeto laipsnis, ne? 3 trečiuoju 27, 3 ketvirtuoju 81, 3 penktuoju 243, ar ne? Tai čia yra 3 penktuoju. Ir čia yra trejeto laipsnis, vat kažkoks, ar ne? Tai jeigu taip yra, vadinasi, mes galim susilyginti laipsnius tokiu atveju, ar ne? Tai čia būtų tada, taip, 5 lygu 0,25 T. Ir, na, galima abi pusės padalinti iš 0,25 arba tiesiog padauginti iš 4. Na, ir turėsim tada, kad T lygu 20. Va. Ne? Tai, na, čia yra valandos. Tai atsakymas būtų, taip, klausimas buvo po kelių valandų, tai na, aš tiesiog parašysiu 20 valandų arba po 20 valandų. Nu va, tai manau sutiksit, kad kol kas nieko labai baisaus nebuvo. Ir bandom judėti toliau turbūt. Ir toliau yra 20, bus iš kelių dalių, kol kas matosi tik tai viena, bet nieko baisaus. Tai koncertų salėje pirmojoje eilėje yra 25 vietos, o kiekvienoje kitoje eilėje yra 2 vietomis daugiau negu prieš tai buvusioje eilėje. Apskaičiuokite, kiek iš viso yra vietų koncertų salės pirmosiose 3 eilėse. Na, tai jeigu realiai supratom, kas čia yra parašyta, tai pirmą užduotį tikrai turėtumėm išspręsti. Kaip jūs spręstumėt pirmą? Nu, žodžiu, ką mes čia turim? Koncertų salė, pirmoje eilėje 25 vietos, o po to kiekvienoje kitoje yra 2 daugiau vietomis negu prieš tai buvusioj eilėje. Jo, taip reiktų sakyti, tai jeigu buvo 25, po to būtų 27, 29 ir taip toliau. Na kaip, ar bus pasiūlymų dėl šito? Tai galima pridėti kiekvienai eiliai po 2 ir susidėti. Nu jo, iš esmės taip, ar nesako, čia reikia apskaičiuoti pirmosiose 3 eilėse. Nu taip paprasčiausia, ar ne, jeigu pirmoji eilė buvo 25, po to sako 2 daugiau turėtų būti, tai būtų 27 ir po to vėl 2 daugiau, ne, tai 29. Vat ir visas sudėtingas sprendimas už vieną tašką, tai yra berods 81. Nu va. Kol kas viskas labai ramiai. Taip, tai čia atsakymą, kokį galim parašyti kiek iš viso vietų. Nu, tai atsakymas 81 vieta, ne? Gerai.
Jo, judam toliau. Tai čia dar ne pabaiga 20 uždavinio, nes yra dar 2 punktai. Pažiūrėkime antrą. Nustatykite, kiek eilių būtų koncertų salėje, jeigu paskutinėje eilėje būtų 101 vieta. Va. Tai viskas prasidėjo nuo 25 vietų, po to būtų 27, 29 ir taip toliau tęsiasi iki 101 vietos kažkurioje eilėje. Tai vad klausimas realiai, kurio eilėje, kiek iš viso eilių turėtų būti. Šiaip, labai gerai yra identifikuoti, apie ką yra šitas uždavinys, iš kokios temos yra šitas uždavinys. Nes, tas pastovus didėjimas dvejetų, tai ką jisai čia mums nusako? Turbūt turim reikalų su aritmetinė progresija. Turbūt taip. Tai ką tokiu atveju galim daryti? Galim, jo, tada šitą situaciją, į ją žiūrėti pro aritmetinės progresijos, nežinau, kaip čia išsireikšti, teoriją visą. Ir ką tai reiškia tuomet, tai pirmas mūsų narys toj progresijoje būtų 25, ar ne, antras narys 27, tada taip toliau tęstus ir kažkuris narys, aš pažymėsiu n-tasis narys ir bandysim išsiaiškinti, kas yra tas n, būtų 101. Ne? Tai jeigu žinosim, kas čia vietoj n turėtų būti, tai taip ir išspręsim tą uždavinį. Jo, teisingai, naudoti n-to nario taisyklės, žinoma. Jo, tai ten būtent ir lenkiu. Tai ta n-tojo nario taisyklė, jinai yra formulinė, nieko nereikia atmintinai žinoti, jinai atrodo taip. Tai n-tasis narys yra pirmas narys plus skirtumas aritmetinės progresijos d, kuris pas mus bus 2, kart n-1. Šitai. Jo, tai atkreipkim dėmesį, kad viskas yra žinoma išskyrus n, tai iš ten ir tada susirasim tą n, ar ne, kai viską susistatysim, tai bus 101 lygu 25 plus d yra dvejetas, ar ne, čia yra skirtumas aritmetinės progresijos ir tada n-1. Va. Ar galima į tualetą? Žinoma, jo, jokių problemų. Jo, bet po to sugrįžtit, nes dar daug visai čia yra tų uždavinių, tai tada jo dar reikės paspręsti. Tvarkoj. Jo, tai šitoje vietoje tada nežinomasis yra n, galim išsispręsti, tiesinė lygtis, tai 25 perkelsiu į kitą pusę ir tada tą padaręs turėsiu 76 berods, ar ne? Čia bus tada 2, n-1. Taip, jeigu viską padalinsim iš 2, sukeisiu iš karto vietomis, kad būtų man gražiau n-1 lygu, taip čia 38 berods gaunasi, ar ne? Jo, tai pridėjus vienetą prie abiejų pusių turėsim 39. Jo. Tai, tai tas n ir nusako, kiek eilių yra. Jo, Dovydas irgi sako 39 atsakymas ir pats tą patį gavau, tai tikrai pritarsiu. Ok? Jeigu žinom maždaug, kas yra aritmetinė progresija, galim drąsiai spręsti ir šitą uždavinį, 2 taškai, kodėl jų nepasimti. Ir tada yra trečioji dalis, čia jau netgi, nėra iš B lygio netgi, tai gal kažkas rimčiau. Įrodykite, kad jeigu koncertų salėje esančių eilių skaičius būtų dalus iš 9, tai visų koncertų salėje esančių vietų skaičius būtų dalus iš 27. Va. Kažkas rimčiau čia, nais? Jo. Ką dabar daryti? šitas rimtesnis klausimas, ar ne, už 3 taškus, tai galim pabandyti ir jį pasimti. Va, kokia dabar yra pas mus situacija, tai galima kažkaip galvoti šitaip, ar ne? Vis tiek, čia vis dar yra pas mus aritmetinė progresija. Tai pirmasis narys buvo 25, antrasis narys 27. Ir sako, kad vietų skaičius turėtų būti, ne vietų skaičius, eilių skaičius, sako, yra dalus iš 9. Mes šitą turim, ar ne? Mes šitą turim ir turim parodyti, kad tuomet vietų skaičius dalinsis iš 27. Jeigu eilių skaičius dalyjasi iš 9, tai vietų skaičius iš
iš 27. Dviejom lygtim, sakot. Nu, nežinau, pabandykit. Aš irgi kažkaip čia pabandysiu. Jo, gerai. Tai taip, dalus iš 9. Nu gerai, reikia dabar sugalvoti, kaip tą pasižymėti. Jo, tai aš sakysiu tada, kad taip, tai jo, eilių skaičių aš žymėjau kaip indeksą, ar ne? Čia buvo pirma eilė, čia buvo antra eilė. Tai iš viso eilių tuomet turėsime tokį skaičių, kuris yra dalus iš 9. Tai aš tą pažymėsiu dalyką kaip 9n. Na, jeigu skaičius yra dalus iš 9, tai aš galiu užsirašyti tokiu būdu. Ne? Tai čia yra mano iš viso eilių skaičius. Ir aš galiu tada dar daugiau truputį pasakyti, nes aš vis dar galiu naudoti šitą dalyką, tik tai pas mane vietoj n čionais yra 9n. Ne, va toksai dalykas. Tai pirmas narys vis dar yra 25, ne? Pirmas narys vis dar yra 25, skirtumas vis dar yra 2. Taip, ir vietoj n aš čia turėčiau imti, na pas mane vietoj n dabar yra 9n, tai dėl to arba čia būtų 9n minus 1. Jo, šitaip aš galiu išsireikšti paskutinį narį savo aritmetinį progresijai. Ir netgi galėčiau jį susipaprastinti truputį, ne? Taip, jūs, Dovydai, galit pabandyti su ten dviem lygtim ar kažkaip taip. Nežinau, gal čia ir man tas pats gausis, tai, nu, pasižiūrėsim. Ok, tai, jo, aš čia truputį tada susitvarkysiu gal šitą dalyką, ne? Tai čia gaunasi, taip, 25 plus 18n minus 2 atsiskliaudus. Tada, jeigu sutraukiu panašiuosius narius, taip, 23 plus 18n, berods taip. Na va. Ir dabar, jeigu mes norim parodyti, kad vietų skaičius yra dalus iš 27, na, tai mes pabandykim, na, pažiūrėti, kiek yra tų vietų, kažkaip tai kažkokį išraišką tam reikėtų gauti, tai kaip tą mes galim gauti, reikia sudėti visas vietas, ar ne? Pirmoji eilė 25, antroji 27 ir taip toliau. Ir paskutiniai eiliai, kurios numeris yra 9n, na, tiek yra kėdžių tenais, ar ne? Tai čia šnekam turbūt apie aritmetinės progresijos sumą. Ir sumą būtent pirmų 9n narių, ar ne? Kažkokios skaičiaus, kuris yra dalus iš 9. Nu va. Tai kaip tą paskaičiuoti? Vėlgi yra formulinė, ar ne? Aš galiu ją užrašyti. Tai pirmųjų n narių formulė yra formulinė, tai sako, reikia pirmą narį sudėti su paskutiniu, kurį norim sudėti padalinti iš 2 ir padauginti iš narių skaičius. Tai pas mus viskas labai panašiai, tik tai vietoj n pas mus yra dabar 9n. Ne, va toksai dalykas. Tai tuomet, ką mes čia turėtumėm? Turėtumėm pirmas plus 9n narys iš 2 kart 9n. Nu va. Ir pabandykim susižiūrėti, kas iš viso to išeina. Tai pirmas narys vis dar 25. Taip, tada vietoj A9n įsistatom tai, ką gavom, 23 plus 18n. Čia galima dėti tokius psichologinius kliaustus, galima ir nedėti jų. Ir tada dalinam viską iš 2 ir dauginam iš 9n. Tai dabar tikslas yra koks, reikia parodyti, kad va šitas dalykas, nepriklausomai nuo to, koks yra natūralusis skaičius n, jisai turėtų dalintis iš 27. Nu, turbūt taip. Na, tai parodykim tą. Taip, tai, na, galima truputį pasiskaičiuoti, kas čia išeis. Tai per daug galim nepermastyti kol kas, tai čia gaunasi tada 48 plus 18n iš 2 kart 9n. Jo, tai gerai. Dabar čia yra dvejetas, čia yra kem 8, čia yra 18n. Tai tiek šitą narį galima padalinti iš dvejetų ir tada, na, susiprastins, nebeliks čia 2. Ne, tai galima tą realizuoti ir parašyti. Taip, bus tada 24 plus 9n.
tas lieka iš šito, ne, kaip padarėm iš 2 ir kart 9n vis dar. Na, šitas vis dar lieka. Taip. Ir dabar iš šitų skliaustų galima, ką padaryti, galima išsikelti trejetą iš tų skliaustų. Kodėl aš tą darau? Na, aš bandau ištraukti šią trejetą tam, kad sudaudinčiau su 9 ir, na, man išlystų tas skaičius 27. Tai tą galima padaryti, ar ne? Tai vat iš tų skliaustų, jeigu mes išsitraukim trejetą, tai skliaustas lieka 8 plus 3n berods ir vis dar čia 9n. Tai šitą skaičių, na, šitą reiškinį galima perrašyti dar kartą, kad galutinai parodyt, na, aš sudaudinsiu iš tos du skaičius, tai gaunasi 27 kart 8 plus 3n ir kart n. Nu va. Ir ką visą tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų vietų skaičius, jisai yra dalus iš 27, dėl to, kad tai yra 27 kartotinis. Mes sugebėjom išsikelti 27 iš tos visos sandaugos, tai uždavinys kaip ir išspręstas. Ar ne, jeigu eilių skaičius buvo dalus iš 9, tai vietų skaičius pasirodo dalus iš 27. Ok. Jo, šitas smagesnis, jo, už 3 taškus, tai nežinau, gal jūs kažkaip kitaip sprendžiat, aš matau taip. Iš tikrųjų, na, jeigu dar kartą sulėtintai pasižiūrėtumėm viską, kas čia įvyko, aišku, to nedarysim, bet jeigu darytumėm, tai pamatytumėm, kad iš tikrųjų nieko mes čia labai daug nedarėm. Mes pasiemam aritmetinės progresijos pirmuosius 9n narių, juos sudėjom, gavom kažkokią išraišką ir tą išraišką supaprastinom. Tai tiek. Jo. Ok, matau pasipiktinimą komentaruose. Na, nieko baisaus, bandykim judėti toliau, pasižiūrėjom. Taip, ir toliau. Ok, toliau yra numeris 21, tokia, nežinau, sakykime, atgaiva po paskutinio uždavinio. Tai prašo išspręsti lygtis, tai kodėl mums jų neišsprendus. Kai žinai, kaip spręs lengva, bet kad taip išmastyti, nežinau. Na, jo, ta prasme, tikrai gali reikėti pagalvoti gavus tokį uždavinį ir na, turbūt ir laikas yra taip paskirstytas per tą egzaminą, kad, na, užtektų laiko pagalvoti, pabandyti kelis variantus ir galbūt gausis. Šiaip, tokių uždavinių tikrai galima sutikti ir šiaip ruošiantis egzaminui jis nėra kažkoks labai ypatingas, bent jau aš taip matau, nežinau. Jo. Gerai, tai išspręsim čia tas lygtis, kodėl to nepadaryti. Tai taip, čia su logaritmu. Su logaritmu ir kaip ją spręsti. Na, jeigu turim tokio tipo lygtį, tai netgi galima čia praleisti turbūt apibrėžimo srities tikrinimą. Paprastai visada, jeigu būna logaritminė lygtis ar nelygybė, rekomenduoju atkreipdėmėsi į apibrėžimo sritį, bet šiuo atveju, sprendžiant tokią lygtį, ta apibrėžimo sritis neautomatiškai gaunasi, tai nereikia per daug sukti galvos. Tai tiesiog tokią išraišką pagal logaritmo apibrėžimą mes galim persirašyti tokiu būdu. Tai kas yra parašyta šitoje vietoje, tai yra x kvadratu minus 1, šitas dalykas turėtų būti tas pats kaip šitas dalykas pakeltas tokiu laipsniu. Na, aš tiesiog remiuosi tuo, kas apskritai yra logaritmas, ne, va 2 pakelta 3. Tai jeigu šitą dalyką mokam persirašyti tokiu būdu, tai, na, nėra čia labai baisu tada, ne, nes iš šiandien gaunasi kaip x kvadratas minus 1 lygu 8, tai x kvadratas tada yra 9 ir vadinasi x yra, na, traukim šaknį iš 9 ir plus minus 3. Nu jo. Jeigu neparašysi apibrėžimo srities ir nebus klaida, šitoj vietoj, kaip sakau, sprendžiant tokią lygtį, apibrėžimo sritis, na žiūrėkit, vat kad ir kokius aš čia x-us gavau dabar, jie pateks į apibrėžimo sritį automatiškai, turint būtent tokio tipo lygtį, bet jeigu būtų čia kažkas truputį bent jau kitaip, jeigu būtų dar čia plus koks nors dar vienas logaritmas ten, tai tada, sakyčiau, viskas pradedam nuo apibrėžimo srities, bet, na, jeigu turim tokį, tai, na, galima netgi patikrinimą atlikti, bet jeigu įsistatytumėm vietoj x-o trejetą arba minus trejetą, čia pakėlus kvadratu būtų
būtų 9, atimtumėm vienetą, būtų 8. Tai, viskas tvarkoja su abiem šitais x-ais. Jo. Tai atsakymas yra, 2 sprendiniai, tiek +3, tiek -3. Jo. Bet jeigu norite įsivertinti apibrėžimo sritį, tai nėra problemų, galite rašyti, kad tada x kvadratu -1 turi būti daugiau už 0 ir gausi turbūt, kad x priklauso intervalui nuo minus begalybės iki -1 iki -1 ir tada nuo vieneto iki plus begalybės dar vienas intervalas, tai va. Ok. Taip, tai judu toliau ir toliau antroji lygtis už 3 taškus. Ir čia yra taip vadinama iracionalioji lygtis su šaknim, kur pošaknyje yra nežinomasis. Tai kaip ją spręs, tai čia ko gero kažkurioje vietoje reikės pakelt kvadratu viską, tam, kad nebeliktų to šaknies. Ir čia reikėtų nepamiršti, kad jeigu kelsime kvadratu, tai reikėtų atlikti pačioje pabaigoje patikrinimą, nes jeigu atliekam kvadratu kelimo veiksmą, tai galim gauti sprendinių, galim gauti x, kurie nebus sprendiniai. Tai va, yra toksai dalykas. Jo, ir prieš keliant kvadratu, yra naudinga ką padaryti, yra naudinga pasimti šitą narį ir persikelti į kitą pusę. Kodėl? Tam, kad šaknis liktų tik tai kairėje ir keliant kvadratu jos nebeliktų. 3 taškai sako, kad spastai. Paieškom tų spastų čionais. Tai, perkeliau, tada keliu kvadratu abi pusės, turėsiu x + 3 kairiai, dešiniai bus 4x kvadratu berods, ne? Jo, tai čia yra kvadratinė lygtis, ar ne, būtų 4x kvadratu. Taip, aš viską į vieną pusę susikelsiu ir man tada viskas atrodys šitai. Jo. Tai aš per daug čia nepermastysiu, tiesiog skaičiuosiu diskriminantą b kvadratu -4 kart 4 kart -3. Ok. Kiek čia dabar yra, berods 49, ne? Tai čia visai geras skaičius kaip diskriminantui, tai pirmasis sprendinys būtų, tai būtų 1 minus šaknis iš diskriminanto, apačioj 2 kart 4, taip, tai yra -6/8 berods, ar ne? Kas yra, galima suprastinti, padalinti iš 2 turbūt, tai 3/4, -3/4. Gerai. Ir tada yra dar antrasis sprendinys, aš truputį gal pačioj čia parašysiu, tai x antrasis yra 1 + 7 padalinti iš 2 kart 4, kas yra 8 iš 8, kas yra 1. Tai va, tai šitoj vietoje, jeigu sustotumėm ir parašytumėm, kad atsakymas yra, kad yra 2 atsakymai toksai ir toksai, tai va čia turbūt ir gal būtų vieni iš tų spastų, apie kuriuos kalba Dovydas, nes šitoj vietoje, ką yra būtina padaryti, yra būtina atlikti patikrinimas, jo. Nes tie x, kuriuos mes gavom, mes galėjom gauti per daug x, kurie visgi netenkina pačios pradinės lygties. Taip gali nutikti. Kokia to yra priežastis? Kaip čia dabar paprašiau pasakyti. Jeigu mes turim, pavyzdžiui, neteisingą lygybę, 1 nelygu -1, čia gerai užrašiau, bet 1 yra nelygu -1, ir jeigu mes keliam kvadratu abi pusės, mes gaunam, kad 1 lygu 1, tai mes turėdami neteisingą rezultatą, pakėlus kvadratu galim turėti teisingą rezultatą. Tai, čia toks labai suprimityvintas paaiškinimas, bet ok. Taip, tai pabandykim įsistatyti tuos x-us, tai gerai, tai aš iš pradžių tada tikrinu -3/4 ir tikrinu tiesiog į pačią viršutinę lygtį įsistatydamas, ne, tai būtų -3/4 + 3 pošaknyje, tada čia būtų +2 kart -3/4. Tai reikia pasižiūrėti, ar šitas dalykas yra 0. Gerai, tai aš skaičiuoju tada. Pošaknyje, kas čia gaunasi? Taip, 12, taip, čia yra šaknis iš 9/4 berods.
jeigu nesuklydau, ir tada čia būtų minus, sudauginus 3 antrosios. Ne? Tai gaunasi ištraukus šaknį, galima traukti ir iš skaitiklio, ir iš vardiklio atskirai. Nu ir viskas čia gerai. Ne? Tai minus 3/4 atrodo kaip sprendinys ir jisai yra sprendinys. Ir tada patikrinkim vienetą. Tai vėl į pačią pradinę lygtį įsistatau vienetą ir žiūriu, kas gausis. Taip. Tai čianais yra šaknis iš 4 plus 2, kas yra 2 plus 2, kas yra 4, ir 4 tikrai nėra lygų 0. Ne? Turėjo gautis 0, bet nesigavo. Tai vadinasi vienetas, mums jisai netinka kaip atsakymas. Ne? Tai pasirodo, ta lygtis, ko gero, turi vieną sprendinį ir tas sprendinys yra minus 3/4. Tai toks yra atsakymas. X lygų minus 3/4. Nu va. Ok. Tai suradom Dovydo spastus ir spastai buvo patikrinime tikriausiai. Nu va. Jo, tai tiesiog tada rekomenduoju visiems, kas, nežinau, spręs tokį dalyką ar egzaminę ar kažkur. Jeigu kelsit kvadratu, tai nepamirškite tada patikrinti. Tvarkoj. Ir toliau yra 22. Ok, turėsim reikalų su tikimybėm. Tikimybės, gerai. Moneta metama 3 kartus ir stebima, kuria pusė ji kas kart atvirto, herbu ar skaičiumi. Šio bandymo baigčių aibė gali būti užrašyta taip. Jo, čia kokie galimi variantai, jeigu monetą metam 3 kartus, tai gali būti 3 skaičiai, gali būti 2 skaičiai herbas ir taip toliau. Tai pirmam punkte sako apskaičiuoti tikimybę, kad moneta 3 kartus atvers tą pačią pusę. Nu va. Tai čia jau vėlgi galiu drąsiai jūsų klaus, dėl to, kad nėra kažkokio labai ilgo sprendimo tam. Jo, tai galima gan paprastai vieną nedidelį eilutę išspręsti šitą. Tai kaip jums atrodo? Kaip, jeigu monetą metam 3 kartus ir, norim paskaičiuoti tikimybę, kad 3 kartus atvers jinai tą pačią pusę. Tai kokie galimi yra variantai? Tai arba bus 3 skaičiai, arba bus 3 herbai. Tai tinka tiek viena, tiek kita situacija. Tai ką čia galima padaryti? Galima paskaičiuoti vienos situacijos tikimybę ir sudėti su kitos situacijos tikimybę, nes netinka tiek vienas, tiek kitas variantas. Jo. Taip, tai aš čia gal tada neįvedinėsiu kažkokių žymėjimų, ten P nuo A ir taip toliau, tiesiog tikimybė, kad bus 3 skaičiai, kaip jie galima apskaičiuoti, tai būtų 1/2 kart 1/2 kart 1/2. Ne? Tai čia tikimybė, kad pirmoji monetoj bus skaičius, čia kad antroji, kad trečioji ir kai dauginu, tada gaunu bendrą tikimybę, kad atvirs 3 skaičiai metus 3 monetas. Ir yra kita situacija, kaip kalbėjom, tai rašau plius. Čia per arba atsiskiria tos situacijos, tinka arba vienas arba kitas, tai jeigu tas žodelis arba dažniausiai jis asocijuojasi su pliuso. Tai kita situacija, iš skaičiavimo pusės yra tokia pati. Tai 3 herbai, kokia tikimybė vėlgi, iškris herbui tikimybė yra 1/2, tada dar kartą turi būti herbas ir dar kartą turi būti herbas. Tai va, kas čia išėjo? Išėjo 1/8 plus 1/8, kas yra 2/8. Jeigu norit, galit suprastinti, parašyti 1/4. Nu va, tai toks yra atsakymas ir, va taip nepakankamai sudėtingai galima tus 2 taškus pasimti. Ok? Taip, tvarkoj, tada 22.2. Atsitiktinis dydis X skaičius, kiek kartų moneta atvirto herbu. Nu va, paprastai taip. Jo,
Ir pirmas punktas – užrašykite įvykiui x lygu 2 palankių baigčių aibę ir apskaičiuokite tikimybę, kad x bus lygus 2. Tai jeigu realiai suprantam, kas čia yra parašyta, tai spręs nėra taip sudėtinga, bet ko čia mūsų prašo, ar ne? Iš pradžių prašo parašyti įvykiui x lygu 2 palankių baigčių aibę, vienas dalykas, už tai spėjų būtų vienas taškas ir kitas taškas jau už tikimybės paskaičiavimą. Gerai, tai parašykim tą palankių baigčių aibę, tai aš ją rašysiu tada aibės kliaustuose ir, x yra skaičius, kiek kartų moneta atvirto herbu metus ją 3 kartus, ar ne? Tai mes norim, kad 2 kartus būtų herbas. Tai kokie galimi variantai? Galėtų būti, pavyzdžiui, herbas skaičius. Viena situacija, svarbu, kad tik tai 2 herbai būtų. Tada kita situacija. Galėtų būti herbas, skaičius, herbas. Antra situacija. Ir turbūt paskutinė situacija yra skaičius, herbas, herbas. Tai čia yra įvykiui x lygu 2 palankių baigčių aibė. Skliaustas gražiai gausi. Ok. Šiaip, nežinau, aš niekada nemokėdavau gražiai iš tų skliaustų parašyti, aš visada kažkaip taip rašydavau. Čia būdavo toksai iš kitos pusės. Jo. Ok, taip, tai turim palankių baigčių aibę ir apskaičiuokim tikimybę dabar, kad x bus lygu 2, ar ne? Tai skaičiuojam tikimybę, kad x bus lygus 2. Paprasčiau sakant, kokia tikimybė, turim apskaičiuoti, kad metus monetą 3 kartus, 2 kartus atvirs herbas. Svarbiausia, kad būtų matematiškai teisingai parašyta, ten tas kliaustas jau kaip padėsim, tai padėsim. Negalima labai ten pasistengti kažkaip, tai bet, nežinau. Taip, tvarkoj. Tai, žodžiu, tai norim paskaičiuoti, kad atvirs 2 herbai, tai čia yra mūsų 3 situacijos ir realiai visų šitų 3 situacijų tikimybės atskirai jos būtų vienodos. Nes, realiai tai yra tas pats, tik tai, eilės tvarkas skiriasi, bet, būtinai turim sudėti tada tikimybės tiek šitos, kadangi jos visos bus tos pačios, tai aš galiu tiesiog iš 3 dauginti kažkurio iš šitų tikimybę, ne? Tai pavyzdžiui šitas. Kad atvirs herbas ir skaičius, tikimybė vis tiek yra, skaičiuojama taip pat, ar ne? Tai reikia iš pradžių herbo, 1/2, tada antrą kartą reikia herbo, vėl 1/2, reikia skaičiaus, vėlgi 1/2, ne? Tai čia yra tikimybė šitai situacijai, bet jinai lygiai tokia pati bus ir šitai situacijai. Tai pakanka tiesiog, tą 1/8, kurią mes gavom padauginti iš 3, arba sakyti, kad mes šitą skaičių 3 kartus sudedam su savim, ar ne? Tai rezultate tai būtų 3/8. Jo. Taip, aš čia kažkaip gal nefiksuosiu atskirai kaip atsakymo, čia reikia šitą parašyti sakymum ir gauti tą tikimybę, tai mes ją gavom. Ok, taip, tada toliau. Antras punktas antro punkto, čia turbūt taip reikėtų suprasti, tai užpildykite atsitiktinio dydžio x skirstinio lentelę ir apskaičiuokite jo matematinę viltį. 2 taškai. Tai iš tikrųjų mes jau galim užsipildyti vieną langelį iš tų 4, nes, čia į šitą langelį mes turim parašyti tikimybę tuo atveju, kai x yra 2. Tai mes ką tik ją paskaičiavom. Čia 3/8. Tai mes jau galim ramia sąžinė čia rašyti 3/8 ir mes būsim teisūs. Problema, kada reikia 3 langelius užsipildyti. Tai, pabandykim tą padaryti. Tai ką reikia išsiaiškinti? Iš pradžių pasiaiškinkim, kokia yra tikimybė, kad x bus lygus 0. Tai yra, ką turim čia įrašyti. Ką reiškia, kad x yra lygus 0? Tai reiškia, kad metus 3 monetas niekarto neiškris herbas. Tai kada taip gali nutikti? Taip gali nutikti tik tada, kai iškris 3 skaičiai. Daugiau kitų variantų nėra ir paskaičiuoti tam tikimybę, mes jau realiai skaičiavom,
Tai yra 1/2 kart 1/2 kart 1/2, kas yra 1/8. Nu va, tiesiog taip, ar ne? Tai į šitą vietą rašom 1/8. Taip, tada toliau skaičiuojam tikimybę, kad x bus lygus vienetui. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 3 kartus metus monetą, 1 kartą bus herbas. Tai kokios tam yra situacijos, ar ne? Gali būti taip, gali būti herbas skaičius, gali būti skaičius, herbas skaičius ir gali būti dar skaičius, herbas, ar ne? Daugiau situacijų nėra. Tai skaičiavimas realiai yra toks pat, kaip kad mes skaičiavom čionais. Ne? Vėl reiktų paimti 1/2, sudauginti, na ir visų šitų variantų tikimybės yra tos pačios po 1/8, tai viską dar iš 3 reikėtų padauginti, nes 3 mums palankios situacijos ir tai yra vėlgi 3/8. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes 3/8 įsirašom čionais. Nu va, tai beveik užpildėm, liko paskutinis langelis, tai reikia paskaičiuoti tikimybę, kad metus 3 monetas, 3 kartus atsivers herbas. Tai taip gali būti tik tai vienu atveju, ar ne? Kai vat būtent ir iškris tie 3 herbai, tai vėlgi būtų 1/2, kad pirmas herbas, 1/2, kad ant antros monetos vėl herbas ir 1/2 ant trečios. Tai yra 1/8 ir dėl to čia rašom 1/8. Nu va. Nepatinka šitas uždavinys. Jisai nėra labai kažkoks įdomus, nežinau, sakyčiau, toksai labai gal algoritminis, bet, jeigu, nežinau, ruošitės egzaminui, pavyzdžiui, tai egzamine yra gerai susirinkti tokius taškus, nes jeigu bent keletą yra tekę tokių uždavinių spręsti, juos suprasti ir išsispręsti, tai, tikrai nesukeltų problemų. Taip. Čia dar iš tikrųjų ne viskas, reikia nepamiršti, kad mes norim parašyti skirstinio x matematinę viltį, kas man visada labai juokingai skamba, bet, iš esmės tai yra toksai tikimybinis vidurkis ir kaip jį skaičiuoti yra parašyta vėlgi egzamino formulyne. Tai, kad abiejų tokia pati tikimybė, biškai sunku susiorientuoti, apie ką kalba eina. Jo, iš tikrųjų, šitos ir šitos situacijų tikimybės yra vienodos, šitos ir šitos irgi lygiai taip pat. Čia svarbu susigaudyti, kad šitai situacija yra tik tai po vieną palankę baigtį. Ne? Čia kai yra 0 herbų, čia kai yra 3. Bet jeigu bus vienas herbas, pavyzdžiui, ne, iš 3, tai galimos 3 palankios situacijos, dėl ko tikimybė gaunasi tokia, o kad bus 2 herbai, tai vėlgi 3 palankios situacijos, kurias viršui rašėm. Vėlgi dėl to yra 3/8. Jo, tai čia nereikia per daug gazdintis, kad vienodai gavosi tie skaičiai. Šiaip svarbus dalykas, tikimybiniam skirstinį, kurį mes čia užrašėm, sudėjus tikimybės, visas šitas turi gautis vienetas. Jeigu nesigauna vienetas, reiškia kažką negerai padarėm. Tai, šito neakcentavau, bet pastebėkim, kad sudėjus tikrai bus vienetas. Nu va. Gerai, tai dėl tos matematinės vilties tada. Tai matematinė viltis žymisi EX šitaip. Kaip sakau, čia yra toks atsitiktinio dydžio X, toks tikimybinis vidurkis ir kaip jisai skaičiuojasi, reikia imti pirmąją galimą X reikšmę, kuri yra 0 ir reikia dauginti ją iš atitinkamos tikimybės. Tai yra 1/8, šitaip. Tada rašom plius, imam kitą reikšmę, kuri yra 1, dauginam iš atitinkamos tikimybės 3/8. Nu va, ir tada vėl plius, imam dvejetą, dauginam iš 3/8 ir vėl plius 3 kart 1/8. Nu va, tai mes susiem tas galimas x reikšmės su turimom tikimybėm. Taip, čia reikia tada tiesiog paskaičiuoti, skaičiuotuvas galėtų būti naudingas. Taip, mano skaičiavimais čia turėtų būti 12/8 berods. Taip, 12/8. Čia taip galima iš 4 dalinti, ar ne, tai būtų
būtų 3 antrosios, kas yra 1 sveikas ir 1 antroji. Jo. Nu va, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes monetą mesim 3 kartus, tai vidutiniškai, na jo, čia jeigu daug kartų, sakykime, metam po 3 kartus, tai vidutiniškai tiek kartų iškrist turėtų herbas. Turbūt taip reikėtų suprasti šitą. Gerai. Tvarkoj. Judėkim toliau. Taip. Na, tikiuosi nesusivėliau čia su už to paaiškinimu, bet nu jo, nu realiai toksai vidurkis. Taip, toliau turim 23. Ir na, kas pasilgo geometrijos, tai štai čia. 23 lygiagretainio ABCD kraštinėje AD pažymėtas taškas M, atkarpa BM kerta įstrižainę AC taške N ir yra žinoma tokia, na, visiškai atrodo iš nežinia kur lygybė, bet, na, tegul, kuris sako, kad AM, va šitas gabaliukas yra 1/6 šitos atkarpos. Va, ir pirmoji daly reikia įrodyti, kad BN yra 6/7 BM. Jo. Tai, na, jau perėjom prie turbūt rimtesnių uždavinukų, jau artėjom link beveik, na, gal dar ne pabaiga, dar ne visai, bet taip, tuoj pažiūrėsiu kiek užduočių. Iš viso 26 yra, tai na, jau perėjom prie rimtesnių. Matau, nelabai kam patinka geometrija, na, aš tokį uždavinuką gavęs irgi gal šiek tiek sunerimčiau, ypač šitas, na, įrodykite. Jo, tai sprendimo būdų įsivaizduoju galima čia gal įvairių prigalvoti. Na, aš galėsiu galbūt pasiūlyti vieną kažkokį iš sprendimų ir, na, iš karto gal pasakysiu, kad jis turbūt, na, nėra pats labai paprasčiausias, reikia sekti, žiūrėti, bet kuo aš čia pabandysiu pasiremti, tai pasiremsiu panašiaisiais trikampiais. Va, tai jeigu jau uždavinys prašo mūsų parodyti, kad, na, kažkuri kraštinė yra susijus su kita kraštinė, ne, vat, per tokią lygybę. Na, šiuo atveju BN yra susijus su visa BM. Va, jeigu prašo parodyti tokį dalyką, tai, na, kažkaip tai noris turėti kažkokias lygybės su kraštiniam, ar ne? Ir vienintelis būdas, na, kurį aš pirmiausia sugalvojau, turbūt tai buvo panašių į trikampių galbūt kažkoks dalykas, iš kurio mes galėsim gauti va tą lygybę. Va. Ir kur čia yra tie panašiai trikampiai? Na, pavyzdžiui, šitas trikampis nedidukas ANM, jisai yra iš tikrųjų panašus į va šitą trikampį. Į trikampį BNC. Kodėl taip yra? Dėl to, kad šitas kampas ir šitas kampas, čia yra kryžminiai kampai. Kryžminiai kampai visada yra vienodi. O šitas kampas ir šitas kampas, jie vėlgi yra vienodi, dėl to, kad mes turim čia lygiagretainį ABCD ir tuo atveju, kai, na, vat čia ir čia yra lygiagrečios tiesės ir mes jas kertam su trečia, tai čia gaunasi, na, tokie lygus kampai, kurie vadinami vidaus priešiniais kampais. Na, čia gal užtektų pasakyti priešiniai kampai tiesiog. Nu va. Nu va, aš pasiskaičiau dabar, kas komentaruose vyksta bandomasis rytoj. Na, per daug siūlau nesijaudint, bandomasis yra tam, kad pabandyti, tai dėl to toks ir pavadinimas turbūt. Na, jo, ok. Taip, tai na, užfiksuokim dabar visą tai, ką aš čia pasakiau. Tai trikampis ANM, jis yra panašus į trikampį BNC, nes, na, reikėtų paaiškinti, kodėl, ne, mes negalim tiesiog taip tvirtinti. Tai reikėtų pasakyti, kad kampas ANM yra lygus kampui BNC. Kodėl? Dėl to, kad yra kryžminiai kampai. Ir dar daugiau, kampas AMN yra lygus kampui NBC.
Ir tai yra, parašysiu taip, vidaus priešiniai kampai. Vidaus priešiniai kampai. Na va, ir tuo atveju, jeigu vieno trikampio du kampai yra lygus kito trikampio dviems kampams, tai tie trikampiai yra panašus. Galima pasakyti taip, pagal du kampus. Čia yra, toksai panašumo požymis. Ok, tai dabar turim tą panašumą trikampių ir iš jo mes galim tada, pasirašyti kažkokią lygybę. Tai kokią lygybę čia galim bandyti rašyti? Pavyzdžiui, taip galima bandyti. Jeigu aš paimsiu kraštinę BN, kuri yra čionais, tai jai atitinkama kraštinė ant kito trikampio būtų kuri? Būtų jinai NM. Ne? Atitinkama kita būtų NM. Vat štai šita mažesnė. Taip. Ir šitas santykis, jisai turėtų būti lygus, kokią čia dar man pasiimti kraštinės. Turbūt, kadangi čia pas mus dalyvauja AM ir BC daug kur, ar ne, čia BN ir BM, tai aš būtent taip ir imu tas kraštinės, tai čia, jeigu aš dalinau BN iš NM, tai čia aš dalinsiu turbūt BC iš AM. Atitinkamų kraštinių santykiai turi būti lygus, tai yra dėl to, kad tie du trikampiai yra panašus. Turim freebie, gerą vakarą, kaip laikotės, jo, tai šį kartą 23 metų pakartotinės sesijos 3 dalis, tai vėl egzaminai, jo, bandom. Bus matyti dėl kitų kartų, bet šitą buvau prisižadėjęs jau išspręsti, tai tą būtent dabar ir darau. Tai turim tokią lygybę, dabar klausimas, ką mes su ją darysim čia. Mums reikia išvesti tokį dalyką. Kol kas, nieko labai panašaus. Taip, ką galima pasidaryti tada? Taip, vietoj NM, ką aš galėsiu ten įsirašyti? Okei, nesvarbu, pabandom kažką, ar ne, turim tokią lygybę ir sąlygoj buvo duotas toks reikalas, aš tikiuosi matosi, kad AM yra 1/6 BC. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes vietoj AM galim įsistatyti tą 1/6 BC. Ir tada turėsim, kad BN dalinta iš NM yra lygu BC padalinta iš 1/6 BC. Tiesiog įsistačiu kol kas. Nežinau, kur tai mane nuves, bet, bandau. Taip, įsistatom, tada išsiprastina BC, ar ne? Tai yra gerai, nes toj lygybei, kur mes kurią bandom gauti, tenai nėra BC, ne? Tai visai gerai, kad tada išsiprastina. Ir, šitas dalykas, kas dabar gavosi, čia yra 1 dalinta iš 1/6, kas yra 6 tiesiog. Tai rezultate turim BN dalinta iš NM lygu 6. Va. Ačiū labai už follow. Ok. Taip, gerai. Kas čia toliau? Ačiū labai. Visi followeriai yra labai vertinami. Ačiū. Va. Aš patildžiau garsą. Praeitą kartą buvo ten 50 gal garsumą iš tų alertų, tada sumažinau iki 30. Turėtų būti tyliau. Aš tikiuosi, kad tyliau. Tas reidas vyksta. Aš tik tokia naujokas, kas liečia visokius reidus ir panašiai, bet ką aš dabar matau, kad yra daug žmonių. Tai labas vakaras visiems. Jūs patekote į 23 metų pakartotinės sesijos matematikos brandos egzamino 3 dalies sprendimą. Va, tai sveiki visi. Ir stretch, kiek čia vyksta. Freebie dar diskutuoja su 83 balai. Sveikinu, geras labai rezultatas. Studijuoju duomenų mokslą, nuostabu. Sveikinimai jums Freebie.
Tikrai. Kaip aš, viskas neblogai irgi. Gal sunkiau šiais metais su visais streaminimais ir panašiai, nes yra daug visokių kitų dar veiklų. Bet stengiuosi, aš čianais, tai kol aš čianai, tol viskas dar gerai. Jo. Ok, tai gerai, kur mes čianai baigiam? Baigiam, kad BN dalinta iš NM yra 6, ne? Tai kas iš to dabar? Taip. Dabar mes galim padaryti tokius dalykus. Taip, NM mes turim. Jo, aš norėčiau gal išsireikšti iš tos lygybės NM. Na, pamatysim, kodėl aš tą darau. Tai turint tokią lygybę, mes galim tikrai iš jos išsireikšti NM. Tai NM iš šiandien reiktų tai BN dalinti 6, tai yra 1/6 BN. Ne? Jo, manau, galim sutarti dėl tiek. Galim sutarti dėl tiek. Ir ką darom toliau? Šitoj vietoj galim padaryti turbūt įdomų dalyką. Taip, mes turim NM dabar. Žiūrėkit, va čia įdomiausias momentas šito uždavinio. Mes bandom gauti šitą lygybę, ne? Vat reikia įrodyti ją. Mes kažkaip prieisim iki jos. Turim dabar tokį dalyką. NM yra šitoj vietoj. Ne? Jeigu aš pridėčiau BN prie NM, man gautųsi kraštinė BM. Tiesa, ir tuomet man pranykstas NM, kuris man čia visiškai nereikalingas, nes man ir reikia kažkaip BM gauti iš viso to. Tai va čia yra the key momentas, aš prie tos lygybės abiejų pusių leisiu savo pridėti BN. Va. Vizualiai, sako, atrodo neįtikėtina, kad NM yra 1/6 BN. Nu, pažiūrėkime, ar tikrai. Nu, tai reiškia, kad šitas gabaliukas yra 1/6 viso šito. Na, galbūt ir ne. Na, čia, kaip visada, nereikia 100% pasikliauti brėžiniu. Ar ne, nereikėtų to daryti turbūt, tai vat gali būti tokie neatitikimai, bet na, matematiškai išvartėm, kad būtent taip gaunasi. Nors, ką žinau, gal ir 1/6, žinai, na, kaip jums atrodo. Ok, tai jeigu BN pridėsim, tai kairiai pusėje tada gaunasi NM plus BN, kas yra BM, ne? O dešiniai pusėje, na, čia buvo 1/6 BN, pridedam pilną BN, tai gaunasi, na, 7/6 BN tada, ne? Nu, žiūrėkit, mes esame jau beveik čia, tai viskas, kas lieka, tai yra, na, padalinti iš 7/6 arba padauginti iš 6/7. Ir rezultate galiausiai gaunasi tai, kad BN yra lygu 6/7 BM. Nu va. Tai čia vienas iš įrodymo būdų, tikrai galima, ko gero, sugalvoti ir kažką kito, bet, na, kažkaip išsivartė. Jo. This is the reason, kodėl aš nekenčiu, kai reikia kažkokias figūras apskaičiuoti. Nu, jo, yra ką veikti, čia tikrai, nesakau, kad čia kažkas lengvo ar kažką, yra ką veikti. Va, bet na, reikia tokiuose uždaviniuose nepabijoti lys giliau į mišką truputį, nes pavyzdžiui, vat, šitoj stadijoje, kai aš užrašau šitą lygybę, kai aš pirmą kartą sprendžiu, aš neįsivaizduoju dar kas gausis man iš to. Bet, na, ką aš žinau, kad man reikia kažkokios lygybės, kuris susietų, na, kraštinių dydžius, nes kitaip aš, na, iš kur aš paimsiu kažkokią lygybę su kraštiniam, ar ne? Tai tiesiog, na, bandom griebtis, ką įmanoma, ir tada žiūrim, kas iš to išeis. Tai, nu, vat, kažkaip pavyksta tada pritemti iki to rezultato. Nu, va. Neįėjus į mišką tamsiau. Nu, būna ir taip. Jeigu naktis yra, tai gali būti ir taip. Viskas tvarkoja. Gerai, taip, tai dar, jeigu patinka geometrija, tai galbūt patiks ir vektoriai. Antroji dalis.
pažymėkit AB lygų A, AD vektorius lygų B vektorius ir išreikškit vektorių BN vektoriais A ir B. Tai va, nežinau, ar visi yra jau besimokinę šitą temą apie vektorius. Tai būtent čia ta tema ir yra dabar. Tai pabandykime, tai ką sako padaryti? Sako, pažymėkit pirmiausia, ar ne? Sako, pažymėkit vektorių AB, A mažąją raidę. Tai na, aš pabandysiu. Taip, tai vektorius AB yra čia. Jėtus kaip kryvai. Šitaip. Čia yra vektorius A. Aš labai tikiuosi, kad matosi. Freebay sako, ne. Nežinau, ką būtent, ne, bet aš tikiuosi, kad jūs pozityviai nusiteikę šiandien. Taip, ir AD vektorius yra B, ne? Tai va čia, šitoj vietoj yra B. Nu va. Ir taip, vektorių BN turim išreikšti būtent per tuos vektorius. Tai tą ir padarykim. Dažnai tai būna, kad mes galim labai naudingai pasinaudoti tais rezultatais, kurie yra iš ankstesnių uždavinio dalių ir šitas uždavinys nėra išimtis, dėl to, kad galim pasirašyti, jog BN tai yra, vektorius BN tai yra 6/7 vektoriaus BN. Ačiū labai už follow. Va, ir šitą dalyką aš parašau iš to, kas buvo pirmoji daly. Mes galim nusimti iš ten tokią vektorių lygybę. Dabar, kodėl aš tą padarau? tą padarau dėl to, kad vektorius BM, man jį turbūt lengviau bus išreikšti negu vektorių BN. Ir kaip tą padaryti? Tai vektorius BM pagal vektorių trikampio sudėties taisyklę užsirašo tokiu būdu. Tai būtų vektorius BA plus vektorius AM. Nu taip. Jo, vat trikampio sudėties vektorių taisyklė. Jo, čia vat kažką reikės sudėti, atimt, padauninti. Nu, matysim jo. Taip, tai kas yra neblogai? Vektorius BA, ar ne? Vektorius BA yra tas pats kaip vektorius AB, kurį mes A raidę turim pažymėti, tik tai kitą pusę jis eina, ar ne? Tai mes vektorių A galim apgręžti. Kaip tą padaryti? Reikia paimti minusą. Jeigu paimsim minusą, tai tas vektorius eis į kitą pusę. Ir turėsim tada šitai. 6/7, čia tada rašau minus A vektorių vietoj BA. Na ir tada AM. Pažiūrėkim į AM. Kas yra su AM? AM iš anksčiau. Tai yra 1/6 vektoriaus BC. Ne? Tas vektorius BC tuomet, jisai yra stipriai susijęs su vektorium AD. Kitaip sakant, jis yra visiškai toks pat. Ne? Dėl to, kad čia pas mus lygiagretainis yra. Tai jeigu pilnai rašytumėm, galim taip ir rašyti. Tada čia plus 1/6 vektoriaus BC. Ne? Čia iš pačios uždavinio pradžios aš tą pasiemu. Ir tada perrašau čia viską beveik ir vietoj BC mes galim pasirašyti AD, nes, kas yra vektorius? Tai yra atkarpa turinti savo kryptį. Tai BC ir AD vektoriai yra tokio paties didumo atkarpos ir žiūri visiškai ten pat. Ne? Tai vat dėl to aš čia galiu parašyti AD. Taip. Ačiū labai dar už follow. Ir AD tai yra vektorius B. AD yra vektorius B. Ne, tai tada čia rašau 6/7 minus A plus 1/6 B vektoriaus ir išreiškim. Na, kad nieks neprisikabintų, dar galima atsiskliausti čia, ar ne, galima pasirašyti minus 6/7 A ir būtų tada dar plus berots 1/7 vektoriaus B. Na, jeigu jau tokį išraišką pateikiam, tai jau nieks tikrai neprisikabins prie mūsų. Nu va. Ok. Tai va, tokie dalykai su vektoriais. 23.2. Nežinau, jei kažką norit pasiklausti, aš čia tam ir esu turbūt. Smagiau būtų, jeigu apie matematiką, nes man būtų lengviau atsakyti.
gal, nebent kažko labai baisaus paklaustumėt, tada irgi neatsakyčiau. Nu, žodžiu, taip, tai 23. 23. Išsprendėm. Opa, turim 24. 24. Nu va, iš karto žiūrime tokį uždavinį. Nu, iš kokios jisai temos yra, ar ne? Vat vien iš to grafiko, ar ne? Vat matom tą grafiką ir, na, galima, ko gero, nujaust, kokia čia tema yra paslėpta po šito uždavinio. Nes kalba eina apie tos pilkos figūros plotą. Dovydas sako, nežinau, ką žiūriu. Na, Dovydai, nežinau, ar teko dar praeiti tokią temą, bet yra tokia tema integralai. Tai, bet jeigu teko, tai šitas uždavinys yra būtent apie tai. Tai integralai yra, na, mokykloje integralai yra apie tokių kreivinių figūrų plotų skaičiavimą. Integralai, apibrėžtiniai integralai tiksliau yra labai patogus įrankis skaičiuoti vat, kažkokių tokių figūrų plotus. Sveikinu dėmę, kad jau išlaikėt. Nežinau, ką jūs randat šitam stream'e, bet labai malonu. Labai malonu. Gerai, taip, tai na, ką čia tada mes darom, ar ne? Tai sakėm integralai. Žodžiu, mums reikia nustatyti, su kuria skaitinė K reikšme vat šitos figūros plotas bus lygus 6. Taip, tai, na, turbūt kokia yra sprendimo idėja, pabandykim šitą plotą apsirašyti su integralais ir tada, na, pasirašysim, kad tas rezultatas su integralu yra lygus 6 ir iš ten turbūt gausim tą K reikšmę. Tai, na, kažkaip taip. Ok. Tai dabar kaip apsirašyti šitą plotą? Tai jį riboja tiesiai iš viršaus, ar ne? Labai atsiprašau, aš toks prikimas, tai pradėjau kosėt šiek tiek, tikiuosi labai nekosius. Ok, turim tiesę čionais ir turim funkciją štai tokią. Tiesė yra aukščiau. Tai reiškia, mums reiktų iš tiesės atimti, na, iš tiesės išraiškos atimti va tos apatinės funkcijos išraišką, ar ne? Tai va skaičiuotųsi su integralu. Tai tiesė yra y lygų k, tai iš k mums reiktų atimti, na, šitą išraišką, kur yra k kart x trečiuoju. Va, tai integruoti reikėtų pagal x, rašom klasikinį užrašą dx. Ir dabar klausimas dėl rėžių, kas turėtų būti čia ir kas turėtų būti čia. Kadangi tą pilką figūrą riboja funkcijos tokia ir o y ašis, tai reiškia, kad, na, viskas prasideda nuo va čionais, ne? Tai šitas dalykas yra x lygų 0 tiesė, ne? Tai vadinasi, integruojam nuo 0. Ir klausimas iki ko tada, vat, ką čionais parašyti. Tai viršutinis rėžis, jisai, na, ateitų iš to, na, iš ko jis ateitų? Jisai ateitų vat, iš šitos tiesės. Tai klausimas yra, kaip apsirašyti šitą tiesę. Tai šita tiesė, jinai ateina iš to, kad vat, šitame taške kertasi mūsų tiesė y lygų k ir y lygų kx trečiuoju. Tai mums reikia tiesiog susirasti va to taško x koordinatę. Ir viskas bus tada tvarkoj. Tai čionais mums reikėtų tada ką padaryti, jeigu mes ieškom susikirtimo taško x koordinatės, mums reikia susilygintų funkcijų išraiškas. Ne, štai taip. Jo. Ir taip, šitoj vietoj tada k yra teigiamas, tai mes drąsiai galim padalinti iš jo ir turėsim, kad na x trečiuoju yra lygų 1. Va. Ir šitoj vietoj, na, turbūt galim traukti drąsiai kubinę šaknį iš abiejų pusių ir turėsim, kad x yra lygų 1. Va. Na, čia galima skaidyti dauginamaisiais vienetą persikėlus į kitą pusę, bet na, vis tiek galiausiai gautųsi x lygų 1. Taip, tai čia yra vienetas. Vadinasi, integruojam iki vieneto. Čia yra vienetas. Nu va. Tai, na, bandykim integruoti. Dar pačioj pabaigoje, kai viską suintegruosim, parašysim lygų 6 ir, na, turbūt iš ten išsiskaičiuos tą k reikšmė. Gerai. Let's go. Taip, tai k yra čia ir čia. Tai vadinasi, mes galim tą k netgi išsikelti prieš integralo ženklo vardan patogumo, dar prieš pirmykštės funkcijos rašymą.
Tai vat aš tą ir padariau ir dabar toliau rašau pirmykštės funkcijas, tai vieneto pirmykštė funkcija tai yra x, o x trečiuoju pirmykštė funkcija yra x ketvirtuoju iš 4. Va, ir rėžiai nuo 0 iki 1. Nu va, tai tada įsistatom iš pradžių viršutinį rėžį, ar nebūtų 1 minus 1 ketvirtuoju iš 4 ir būtų, pagal Newtono Leibnico formulę, čia minusas k kart ir apatinis rėžis 0 minus 0 ketvirtuoju iš 4. Nu va. Tai su šituo viskas kaip ir aišku, čia yra, kadangi čia 0, tai ir visa ta sandauga yra 0 ar ne, tai vadinasi, kas mums iš viso to čia išėjo taip, k kart ir čia yra 1 minus 1 ketvirtoji, tai yra 3 ketvirtusios. Nu va. Ir šitas dalykas turi būti lygus 6, ar ne, nes mes skaičiuojam šito dalyko plotą, bet mes žinom jau iš sąlygos, kad jis yra 6. Ne, tai va čia yra lygybė, iš kurios mes ir paskaičiuosim tą k reikšmę, ar ne, ir uždavinys bus išspręstas. Tai ką čia belieka padaryti, abi pusės, jeigu iš 4 trečiųjų padauginsim, tai ir gausis, kad k yra lygu 6 kart 4 trečiosios, kas yra 8. Ne? Atsakymas k lygu 8. Tai va, jeigu k yra 8, tai plotas, kuris yra čia, bus 6. Ok? Kaip jūs laikotės, nežinau, kaip jums šitas uždavinukas, ar nežinau, ar teko integralus jau turėti, čia buvo žmonių, kurie jau sako, jau studijuoja, išlaikė egzaminą, tai aš neabejoju, kad teko matyti, bet iš tų, kas dar ruošiasi egzaminui, ar yra jau tekę spręs kažką panašaus su taip vadinamais integralais? Neteko. Ok, supratau. Nu, tai tada gali viskas labai keistokai žiūrėtis, ką aš čia dariau, bet, čia vien dėl to, kad, dar neteko, kaip sako, tai praeisit tą temą ir pamatysit, kad gal nieko labai tam baisaus tokio nėra ir netgi tokiam uždavinį galima 4 taškus pasiimti, ne? Tai kodėl to nepadarius? Jo. Tai, integralai, paprastai bent jau, būna, ko gero, jo 12 klasės antroj pusėje, netgi sakyčiau. Nebent, nežinau, kažkaip kitaip mokinatės, negu aš įsivaizduoju, tai tada gal ir anksčiau gali būti. Bet, jo, ok. Tvarkoj, tai tada judėkim prie 25 ir buvo žmonių, kurie sakė, nemėgsta geometrijos, geometrija fu, tai čia turim ir dvinės geometrijos dalykus, tai dar smagesni reikalai. Ir 25 prieš paskutinis uždavinys šiandien. Paveiksle pavaizduoto kūgio šoninio paviršiaus plotas yra toks, kaip parašyta. Pažymėkime kūgio aukštinės ilgį h, o kūgio pagrindo spindulio ilgį r. Ir laikykim, kad tas r yra tarp vieneto ir 5. Dinozauriukas, tradiciškai nepatenkintas dėl geometrijos ir stereometrijos, bet, pabandykim. Čia, žinokit, išpjovų ir nuopjovų galimai nebus. Tai gal dar nieko tokio baisaus. Taip, pirmam punkte sako, išreiškia kūgio aukštinės ilgį h per r, parodykite, kad šio kūgio tūrį galima apskaičiuoti pagal formulę tokią, kokia yra parašyta. Tai pirmas dalykas, ką galima pasakyti apie šitą uždavinio sąlygą, galima pasakyti, kad jinai yra labai labai gera, dėl to, kad yra pasakyta, ką mes turim gauti. Mums sako, darykit, ką norit, bet iš kažkur ištraukit šitą dalyką. Jeigu sugebėsit, tai gausit 3 taškus. Aišku, jeigu logiškai kažkaip. Nes šitą uždavinį, šitą dalį galima gerokai sudėtingiau suformuluoti, galima sakyti taip. Išreiškia kūgio aukštinės ilgį h per r, išreiškit ir tūrį tuomet per r. Ir šito galima visiškai neduoti ir sakyt patys gaukit išraišką. Tai čia taip nėra. Tai dėl to gerai. Dovydas teisingai pastebė, kad formulės galėsim turbūt pritaikyti, tai būtent taip ir bus šiandien. Gerai. Taip, tai pirmiausia, išreiškia kūgio aukštinės
ilgį h per r sako, ar ne? Tai čia pirmas mūsų, pirmo uždavinio kaip ir pirmas dalykas, ką turim padaryti. Tai kaip dabar tą realizuoti čia? Mums reikia h išreikšti per r. Turim nedaug ką, turim šoninio paviršiaus plotą. Kūgio šoninio paviršiaus plotas, jisai berods yra egzamino formulinė, jeigu nesimaišau, lyg tai turėtų būti. Ir ten parašyta, kad kūgio šoninio paviršiaus plotas yra pi kart r kart l, kur l yra kūgio sudaromoji, va šitoje vietoje. Vadinasi, mes galim va šitą dalyką prisilyginti šitam, ar ne? Daugiau nelabai yra ką čia ir veikti. Tai pi rl yra lygu 16 pi r šaknis iš 3. Nu va. Tai čia mes galim abi pusės tada drąsiai dalinti iš pi. Tada bus rl lygu 16 šaknų iš 3. Va. Ir šitoj vietoj, ką aš padarysiu, gal aš L išsireikšiu per R. Bus po to man paprašiau tą H per R išsireikšti. Tai dėl to aš viską dalinu iš R ir tą padaręs gaunu, kad L yra 16 šaknų iš 3 padalinta iš R. Va. Tokie dalykai kol kas. Na ir dabar, jeigu mes turim L išraišką per R, tai turbūt mes H galim vos ne iš Pitagoro teoremos, ne vos, bet visiškai iš Pitagoro teoremos pasirašyti, ne? Kodėl to nepadarius? Tai h tada būtų lygu iš Pitagoro teoremos tiesiog šaknis iš L kvadrato, ar ne? Tai būtų čia 16 šaknų iš 3 dalinta iš R kvadratas. Mano R ir kvadratas gali atrodyti labai panašiai, tai iš karto tą paskau. Taip, ir minus R kvadratas, ne? Pitagoro teorema. Taip, truputį gal susipaprastinkim. Realiai mes kaip ir išreiškim, bet, turbūt nelabai gerai yra palikti tokius reiškinukus, mes tikrai galim čia ir paskaičiuoti, gal kažką susiprastinti, tai tą ir padarykim. Tai tuomet čia būtų šaknis iš keliam kvadratu, vis tiek čia būtų. Taip, čia berods būtų viršuje 768 dalinta iš R kvadrato minus R kvadratas. Jo. Ir tada susibendраvardiklinu ir gaunu galiausiai, kad H yra 768 minus R ketvirtuoju padalinta iš R kvadrato. Va. Taip, galvoju, ir čia dar galima daugiau, gal galima dar išsitraukti šaknį, galima iš vardiklio. Jo, dar galima išsitraukti šaknį iš vardiklio, tai, aš atskirai tada čia parašau H lygu. Taip, viršuje tada perrašau visą tai, kas čia buvo, 768 minus R ketvirtuoju. Ir čia išsitraukiu šaknis R. Nu va, tai H išreiškiam per R jau visai neblogai išraiška. Ir dabar bandykim tūrį kūgio išsireikšti per R. Ir kūgio tūris, formulė turėtų būti formulinė, tai aš ją pasinaudosiu, tai tūris, kuris šiuo atveju pas mus priklausys nuo pagrindo spindulio R, tai yra 1/3 kart kūgio pagrindo plotas, kuris yra skritulio plotas, pi r kvadratu, ir kart aukštinė H. Nu va. Taip. Ir dabar mes norim gauti atsakymą, kur nėra H, ar ne? Per R turi būti išreikštas tūris. Nu tai natūralu tada vietoj to H ir įsistatyti, ką mes ką tik gavom ten aukščiau. Tai būtų 1/3 pi r kvadratu kart, įsistatom visą šitą, 768 minus R ketvirtuoju iš R. Ir šitoj vietoj, kaip ir viskas, ar ne? Dėl to, kad R
Čianai, na, dalinai prastinasi, šitas prastinasi su vienu iš tų dviejų, kur čia buvo. Ir gavosi tai, kas ir turėjo gautis, ne, vat pagal tai, ko mūsų prašė. Tai mes netgi galim pasitikrinti pagal tą atsakymą. Vat 1/3 pi, liko 1r ir liko ta šaknis 768 minus r4. Na va. Tai už visą šitą dalyką 3 taškai. Ok. Taip, 25.2 ir dar bus 3. Ok. Parodykit, kad tūrio išvestinė pagal R yra tokia. Va. Vėlgi gera uždavinio formuluotė, dėl to, kad galėtų sakyti, apskaičiuokit tūrio išvestinę pagal R ir tada būtų šiek tiek sunkiau. Dabar sako, gaukit tokį atsakymą. Ne? Tai dėl to yra neblogai. Aišku, na, reikės dar kažkaip suskaičiuoti. Taip, tai aš tikiuosi, na, matosi viršuje ta tūrio formulė, kuri yra čionais. Aš ją naudosiu, nes mes skaičiuosim išvestinę tiesiog tos funkcijos pagal R. Na, paprastai pagal X skaičiuojam, čia yra pagal R. Vėlgi, galbūt kažkas nėra dar praėję išvestinių temos, tai per daug irgi, na, nereikėtų tada gazdintis. Tai tiesiog vėl dalykas, kurį reikės išmokti ir pamatysit, kad nėra tai baisu. Vėlgi ir formuliniai yra daug dalykų, tai aš naudosiu formulę iš formulino. Tai, na, bandom skaičiuoti. Tai V išvestinė nuo R lygu. Taip. Ir aš žiūriu čianais dabar ir skaičiuoju išvestinę. Tai pirmas dalykas, ką galima pastebėti, kad 1/3 pi čianais, na, čia yra kaip konstanta, ne, skaičius. Mes galim jį persirašyti, tai čia 1/3 pi ir tada toliau skaičiuoti išvestinę tik tai šito dalyko. R kart ta vat šaknis. Tai čia aš taikyčiau dviejų funkcijų sandaugos išvestinės taisyklę, kuri yra egzamino formulinė. Ten egzamino formulinė yra parašyta U kart V išvestinė, yra U išvestinė kart V plus U kart V išvestinė. Tai vat šitą dalyką naudoju. Ir dėl to rašau taip, tai atsidarysiu gal skliaustus ir tada R išvestinė yra pagal R vienetas, taip pat kaip X išvestinė pagal X būtų vienetas, kart, ir tada antras narys jisai persirašo kol kas. Ne, vat pagal tą taisyklę iš formulino. Va. Tada pagal tą pačią taisyklę reiktų čia pliusą parašyti ir tada būtų pirmas narys persirašo, kuris yra R dabar, ir reikia skaičiuoti šito dalyko išvestinę. Ne, va to šaknies. Tai na, čia tokia gal sudėtingiausia dalis šitam uždavinukė. Ką aš padarysiu, aš gal atskirai truputį užrašysiu. Šitas dalykas, ar ne? Mes jį galim persirašyti be šaknies. Galim užsirašyti 768 minus R4 pakeltą 1/2. Ar ne? Šaknį galim permesti ant laipsnio. Ir tada, na, truputį lengviau matyti dėl išvestinės, kaip yra. Nes čia dar netgi nėra paprasta funkcija, čia sudėtinė funkcija, tai taikysiu sudėtinės funkcijos išvestinės skaičiavimo taisyklę. Gal skamba baisiai, bet nėra taip sudėtinga. Tai ką turėčiau daryti? Turėčiau va, tą laipsnį 1/2 parašyti čia, tada perrašyti tuos kliaustus, kurie buvo, R4 ir laipsnį turėčiau sumažinti vienetų. Tai jeigu buvo 1/2, turėčiau rašyti minus 1/2. Tada dar turėčiau rašyti kart ir parašyti to, kas buvo viduje išvestinė. Tai šito dalyko išvestinė 0, šito dalyko išvestinė minus 4R3. Minus 4R3. Na va. Jo, dinozauriukas reaguoja į tai, ką mato, tai vėlgi pasakysiu, kad tai yra, na, tai yra jau, na, kaip ir 12 klasės tokia tema, tai yra ką veikti, bet jo labiau čia dar ne pabaiga, tai aš truputį gal nutolinu, kad pats matyčiau, ką aš rašau. Taip, ir bandykim, taip, tada rašau lygų, tada čia rašau lygų. Ir gerai, dabar bandau prastinti visą tai, ką matau, bandau prastinti. Tai čia kol kas šitą perrašysiu. Taip. Taip.
tada, ką turim čianais? Na, čia yra 1/2, čia yra -4. Galim šitos sudauginti, bus -2. Ne? Tai čia rašau tada -2. Tada čia yra R, čia yra R3. Ačiū labai už follow. Čia tada bus R4. O šitas dalykas, ne? Ką reiškia kažką pakelt -1/2 laipsnių? Tai reiškia, kad mes turim vienetą padalintą iš to dalyko pošaknį. Ne, vat -1/2 kaip laipsnis reiškia tokį dalyką, vat šitam reiškinukui. Taip, nu va, tai jau kažkiek geriau atrodo, jau panašiau į tai, ką mes bandom gauti, ar ne, vat vieną akim galim žiūrėti šitą. Ir na, ar esam labai toli dabar nuo to, tai ką čia reikėtų padaryti? Reikėtų turbūt susibendravardiklinti. Na, čia yra kaip ir viena trupmena. Jeigu įsivaizduosim, kad šitas yra vietoj vieneto, gal nelabai čia pakankamai aiškiai parašiau. Na ir yra šitas dalykas. Tai šiuos subendravardiklinu. Ir kai tą padarysiu, turėsiu tada 1/3 pi. Taip, skliaustų nebereikės. Bendras vardiklis yra vat ta šaknis. Ačiū dar labai už follow. Dėkoju. -R4. Ir tada, taip, bendravardiklinu, tai šitą dauginu su šituo. Tai yra tas pats tik tai su šaknim, tai šaknys pasinaikina. Tai bus 768 minus R4. Ir šitas lieka, ne? Šitas lieka, tai -2 R4. Ir jeigu pasižiūrėsi dar kartą čionai, tai realiai tą ar gavom, ką reikėjo, ne? Nu va, ok, aš truputį nuo komentarų atitolau. Tiek integralai, tiek išvestinės nėra labai sunku, tiesiog reikia daug spręsti, kad išmokti. Na, daug sprendimas tų dalykų tikrai nekenkia jo. Kuo daugiau išsprendi, tuo viskas paprasčiau ir tada automatiškai tiesiog, žinai, ten taisyklę, kokią reikia panaudoti ir naudoji ten. Ir tikrai nėra nieko baisaus. Nu va. Gerai, tai paskutinis dalykas šitam antram punkte, na, ką reikėtų užfiksuoti, tai būtų galima parašyti lygų ir parašyti 1/3 pi. Na, čia mūsų kaip ir koncertas prasideda dabar, tiesiog turim perrašyti tai, ką mes turim gauti. 3R4, apačioj, šaknis, 768 minus R4. Nu va. Tai parodėm už visą šitą dalyką 2 taškai. Jo. Gerai. Ir negana to dar ir trečias punktas yra, vėlgi už 2 taškus. Sako, nustatykite spindulio ilgio R reikšmę, su kuria šio kūgio tūris įgyja didžiausią reikšmę. Na tai čia yra optimizavimo uždavinukas. Reikia surasti tokį spindulį, tokį R, kad tūris to kūgio būtų kaip įmanoma didesnis. Va. Ir mes turėtumėm turėti omenyje, na, uždavinio sąlygoje pačioj pradžioj buvo pasakyta, kad tas R, tai yra spindulys, jisai yra, na, tarp 1 ir 5 imtinai, ar ne? Tai va šitą turėkime omeny. Ir kaip sprendžiasi paprastai tokie optimizavimo uždavinukai, tai jeigu jau mes turim išvestinę, juo labiau, tai reikia pasimti išvestinę ir prisilyginti ją nuliui. Kitaip sakant, paieškoti tos funkcijos v nuo r kritinių taškų. Vėlgi čia išvestinės tema, kaip ir po išvestinių eina tokie optimizavimo uždavinukai, tai vėlgi galbūt ne visiems teko tą matyti, tai per daug nereikėtų gazdintis, tai va, reikia pasimti tada tą išraišką, kurią mes gavom, ar ne, na va šitą, kuri yra čia, ir prisilyginti nuliui. Jo, nu gerai, tai aš tą užrašysiu, tai 1/3 pi, taip, čia šitas dalykas, 3R4, apačioj pošaknis, šitaip yra lygu nuliui. Ne? Taip. Okay. Taip, tai ieškom, kur išvestinė yra lygi nuliui. Ir tuomet, kas čia mums gaunasi? Tai toksai dalykas yra lygus nuliui. Tuo atveju,
kai viršus yra lygus nuliui, o apačia yra nelygi nuliui. Ne, nu formaliai taip gal turėčiau sakyti, tai aš tą dabar užrašysiu, gal ką aš čia pasakiau, tai galim spręsti tokį kaip ir sistemą ir pasižiūrėti, kada, nu gerai, čia 1/3 pi kart 768 minus 3r² yra lygu nuliui, na vardiklis būtų gerai, kad būtų nelygus nuliui, na jisai čia ir nesigaus toksai, tai viskas bus gerai. Na tiesiog, galima perėti prie tokios sistemos. Ir čia reikėtų tada šiek tiek pasispręsti. Aš atskirai panagrinėsiu kiekvieną iš tų lygybių ar nelygybių, kaip čia dabar įsireikšti. Taip, tai, pradėsiu nuo šito. Tai šaknis iš šito reikalo yra nelygų nuliui. Tai aš pažiūrėsiu tuomet, koksai r, čionai turėtų nesigaut mums. Tai jeigu yra šitaip, tai vadinasi, tada pošaknis turėtų būti nelygus nuliui. Kitaip sakant, r² turėtų būti nelygų 768. Vadinasi, r yra nelygų, čia 4 laipsnio šaknis iš šito dalyko. Tai apytiksliai tai yra, kiek tai yra dabar, maždaug 5,264. Aš tiesiog noriu parodyti, kad iš čia mums nieko aktualaus neateis, nes r turi būti nelygų tokiam skaičiu, pas mus r vis tiek yra tarp tik tai 1 ir 5, tai per daug šitą galim ir nebežiūrėti. Skaitiklį galima susitvarkyti, skaitiklį galima susitvarkyti, jeigu supratau gerai. O dar su manim sveikinasi Titainis. Gerą vakarą. Gerai, taip, tai tuomet, mums nelabai aktualu tada, kad r netoksai, kaip sakau, r yra pas mus visą laiką, tarp 1 ir 5, tą turėkime omeny. Na ir tada svarbiausia lygtis, kurią mes turim spręsti, yra ta pirmoji iš sistemos. Taip, tai aš imu šitą lygtį ir iš karto, aš padalinu iš šito, nes yra konstanta nelabai aktualu, tai gaunasi tada 768 minus 3r² lygu nuliui. Tuomet 3r² lygu 768. Jeigu padalinsim iš 3, r² bus lygu, gerai, kiek čia dabar gaunasi. Kiek čia dabar išeina, taip tuoj. 256. 256, labai nice. 256 ir tai yra geras skaičius, nes tuomet r būtų, traukiu 4 laipsnio šaknį šito skaičiaus, turiu omeny, kad r pas mus yra tikrai neneigiamas, tai r kaip spindulys galėtų būti čia 2. Ar ne, meluoju, ne 2, labai atsiprašau. 4 berods. Jo. 4/4 yra 256. Tai dėja čia dar nėra pabaiga. Nes čia yra kandidatas į atsakymą, galima taip sakyti. Čia yra mūsų funkcijos v nuo r kritinis taškas. Tai šitoje vietoje reikėtų patikrinti, ar tikrai su juo tūris bus pats didžiausias, nes teoriškai galbūt gali tai būti, kad su tokiu r tūris bus pats mažiausias, ar ne? Retai kada tai būna specialiai tokiuose uždaviniuose, bet reikia įrodyti. Tai tada aš nusibraižau tiesą. Vėlgi, standartinis algoritmas. Taip, čia pas mane bus r reikšmės, čia viršui v išvestinė pagal r, čia bus v nuo r. Taip, ir mes turim reikalų intervale nuo 1 iki 5. Čia galiu net užspalvinti gal. Taip, ir dabar tikrinsim tašką 4. 4 labiau čionais gal, ar ne? Taip. Tai ką mums reikia padaryti? Reikia patikrinti, kokie ženklai yra štai šituose intervaluose. Kokius, ar išvestinė tuose intervaluose yra ar teigiama ar neigiama. Ir tai jau bus pabaiga. Tai, aš nerašinėsiu labai ten tų visų skaičių, bet iš esmės reikia tiesiog paskaičiuoti v išvestinę nuo kažkokio r, kuris yra iš šito intervalo, tai kodėl nepaėmus, pavyzdžiui, dvejeto. Ir kai r yra 2,
Tai išvestinė apytiksliai būtų lygi, kažkur turėjau šitą pasižymėjęs, apytiksliai 27,5, kas yra daugiau už nulį mums yra svarbiausia, kitaip sakant, čia būtų pliusas, o išvestinė nuo kažkokio skaičiaus iš šito intervalo, na pavyzdžiui 4,5. Tai šitas dalykas būtų minus 25,6. Maždaug vėlgi netiek svarbu, kiek tiksliai, svarbu, kad yra neigiamas skaičius, vadinasi čia minusas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų funkcija v nuo r šitame intervale didėja, šitame mažėja. Tai kai kai spindulys kinta nuo vieneto iki 4, tūris didėja, ar ne, vis didėja, čia pasiekia savo turbūt maksimalią reikšmę ir pradeda mažėti tada nuo 4 iki 5. Jo. Nu va, tai vadinasi tikrai maksimumas. Vadinasi, R lygų 4 buvo, na, ne tik yra kandidatas, bet ir atsakymas. Taigi, atsakymas R lygų 4. Na, kai spindulys 4, tūris pats didžiausias. Jo, tai na, aš kartais labai įlendu į detalės, dėl ko uždaviniai gali atrodyti sunkesni, negu jie iš tikrųjų yra, bet praėjus išvestinių temą, daugiau mažiau yra aišku, ką daryti. Algoritmas yra dažniausiai tas pats, tai yra pažiūrėti, kada išvestinė yra lygi nuliui, ar neegzistuoja, na, dažniausiai užtenka lygių nuliui, surandi kritinius taškus ir patikrini, ar jie yra minimumai ar maksimumai. Gali būti nei tokie, nei tokie. Na, tikslingiau būtų sakyti maksimumo, minimumo taškai. Nu, žodžiu. Tai algoritmas ne per daug sudėtingas ir aš jį va čia ką tik pabandžiau realizuoti. Tai labai gerai, kad pirmieji uždaviniai ne per daug sunkiai sprendžiasi, galima susirinkti taškų ir iš kitur. Na, čia, kaip sakau, yra paskutiniai uždaviniai, didžiausi iššūkiai. Tai vat tas ir atsispindi mano šituose užrašuose. Hydrate. O, turim velnę 1, 2, 3. Gerą vakarą. Sveiki, sveiki. Taip, aš atsigersiu, bet jeigu pradėsiu kosėt po to, tai nepykit. Hydrate. Buvo stretch anksčiau, man atrodo, aš ten, padariau stretch. Ok. Na kągi, tai paskutinis uždavinys, visi to laukit. Paskutinis uždavinys. O, velnės sveikinasi su manim labai gerai. Sveiki, sveiki. Taip, štai toksai. Vėlgi, geometrija, tai iš anksto atsiprašau dinozauriuko. 26. Toksai. Yra žinoma, kad trikampio ABC kraštinės BC ilgis lygus A, kraštinės AC ilgis lygus B, dar daug raidžių visokių, A nelygu B. Kampo ACB didumas yra lygus 2 gama. CD yra trikampio pusiau kampinė ir įrodyti kažkokią tais lygybę. Jo. Nu va. Tai, nu va, toksai uždavinukas. Tai ką čia dabar daryti? Pirma mintis, kurią aš pagalvojau, kai pamačiau šitą uždavinį, tai buvo trikampio pusiau kampinės savybė. Ir ją čia galima panaudoti, kas šiaip gan retai pasitaiko egzaminų uždaviniuose, bent jau kiek aš esu įsprendęs, kad reiktų juose naudoti pusiau kampinę savybę, bet šitam uždavinį galima. Ir išsispręstų. Bet aš to nedarysiu, nes pasižiūrėsim gal tokį paprastesnį sprendimą, turbūt gal vieną tokių greitesnių su pusiau kampinė savybė, truputį ilgiau užtruktų, tai gal aš to tada ir nedarysiu. Pažiūrėsim paprastesnį sprendimą gal. Vėlgi, vien žiūrint į šitą lygybę, na, čia sunku kažkokios intuicijos per daug pasimti. Na, yra kosinusas, tai gal kokia kosinusų teorema, kažkokia trigonometrija, vis tiek reikia susijęti su kampu, bet, na, daugiau kažką per daug čia gal ir nėra taip paprasta pasakyti. Tai turbūt paprasčiausias būdas išspręsti uždavinuką yra pradėti nuo paprasto pastebėjimo, kad jeigu mes sudėsim šito trikampio plotą
su šito trikampio plotu mes turėsim šito trikampio plotą. Ne? Nu, tiesiog taip. Tai S trikampis BDC plus S trikampio ADC yra lygu S trikampio ABC. Na, manau, visi sutiksim su tokia lygybė. Ir kas tada? Šitoj vietoj mes galim apsirašyti kiekvieną iš tų plotų, panaudodami, kraštinės, kurios mums čia kabutėse duotos, ar ne, tais A, B mes galim naudoti, čia kaip ir žinomi dydžiai, mes taip galim įsivaizduoti, ir naudojant juos galim apsirašyti tuos plotus. Taigi, šito trikampio plotas būtų koksai. Pagal pirmą formulę iš formulyno, tai yra 1/2 kart A kart kraštinė CD ir kart sinusas kampo gamma. Ne, va šito kampo sinusas. Na, čia bus išraiškos su sinusais, bet, po to prieisim ir prie kosinuso galiausiai. Taip, tada plus, analogiškai šito trikampio plotas, vėlgi 1/2 kart B kart CD kart sinusas gamma. Visa tai yra lygu, vėl ta pati formulė didžiajam trikampiui, 1/2 kart A kart B kart sinusas, tik tai dabar ne gamma, o 2 gamma, ne, dvigubas kampas. Nu va, šito vietoje dar gali atrodyti, kas čia iš viso to išeis, bet tuoj visą tai pasimatys. Tai šitoje vietoje dabar, prisiminkim truputį trigonometrijos. Tai iš senos geros trigonometrijos žinom, kad sinuso dvigubas kampas, sinus 2 gamma, tai yra 2 kart sinus gamma kart kosinus gamma. Ne, sinuso dvigubo kampo formulė klasika. Va. Tai šitą dalyką mes galim, šitą įsirašyti čionais. Kodėl dabar tai bus neblogai? Dėl to, kad jeigu mes tą padarysim, tada tiek čionai įeis į išraišką sinus gamma ir galėsim pasinaikinti tą sinus gamma, bus mažiau narių, kas yra neblogai visai. Tai aš tą ir padarau dabar, ne, paimu čia tada, perrašau kol kas, čia tokio perrašinėjimo gali būti šiek tiek sinus gamma lygu 1/2 kart A kart B ir kart, gerai, čia tada 2 sinus gamma kosinus gamma. Va, šitoje vietoje, kaip ir kalbėjom, mes galim abi lygybės pusės drąsiai dalinti iš sinus gamma. Kodėl drąsiai? Dėl to, kad, gamma čia tikrai nebus nulinis kampas, tai ir pats sinusas nebus lygus nuliui, nebus jokių problemų, tai aš galbūt tiesiog nubrauksiu tą sinus gamma iš šiandien, ar ne, ir šiek tiek supaprastėja mūsų išraiška. Tada dar daugiau ką galima padaryti, galima šitą 1/2 suprastinti su dvejetu, ar ne, gaunasi 1, tai dar mažiau narių. Na ir žiūrėkit, liko mūsų kosinusas, mums reikia kosinuso, liko čia A ir B, liko CD, tai turbūt išsireiškus CD ir išsispręstas uždavinys, ne? Ir bus viskas. Tai šitoje vietoje tada kairėje pusėje aš išsikelsiu CD prieš skliaustus, tam, kad jį po to išsireikščiau, tai CD čia lieka tada. Taip, kas čia lieka? Lieka 1/2 A plus 1/2 B. Gerai, galėjau truputį gražiau padaryti, bet nieko. Lygu A kart B kart kosinus gamma. Jo, šitoj vietoj vėlgi bandom dabar jau pritemti tiesiog prie šito užrašo, tai paprastumo dėlį, ką aš padarysiu, man nelabai tinka čia tos 1/2, man reikėtų, kad būtų geriau 2AB kosinus gamma, tai kad tą pasiekčiau, aš tiesiog viską padauginu iš 2. Ne, bet jeigu tą padarysim, turėsim, kad CD kart A plus B, šitas su šituo tada vienetu tampa,
lygu 2ab kosinus gamą. Ir paskutinis žingsnis dalijam iš a plus b, na vėlgi tikrai ne nulis, ir gaunasi, kad CD yra lygu, na dabar tiesiog vėl perrašau taip, kaip ten viršui buvo. 2ab dalinta iš a plus b ir kart kosinus gamą. Tai va, viskas. Done. Gerai, tai čia buvo 2023 metų matematikos valstybinio brandos egzamino pakartotinės sesijos 3 dalies paskutinis uždavinys. Ačiū labai visiems. Jo, pabaiga tikrai